Ok, tai čia Karolio handai yra. Nežinau, nieko nelaukdami, manau, tiesiog žiūrim mane ir viskas. Aišku. Ir padiskutuosime eigoj. Ok, pasakok, mintis savo. Nu, čia turbūt reikėtų tribeto. Iki 6 štukų. Kodėl tu taip Žaisti. galvoji? Nors dabar iš tikrųjų pagalvojau, gal suitėt galima ir kolinti, gerai žaidžia. Siūtė tikrai galima kolinti, nes gavus forbetą teks foldinti. Aha. O to nesinori, tu palieki jiem dominuotus tos handus visus. Kokį džeką 9 siūtėt atidaro, tu netribetinį kolinį, džekas krenta ir tu jau susimokais. O kai jau ištribetinsi, gausi veiksmą tik iš geresnių handų. Taip. Jo, Tai gal žodžiu, flatat yra? taip. Ta prasme, mes tribetinam. Kada mes tribetinam? Tada, kada mes norim, kada mes tikimės vertės iš blogiau, o ne, forvelų, arba jeigu mes blefuojam, tikimės, kad numes kažkokius tai geresnius handus. Nu, arba semi blufinam, bet čia kita tema. Tai šitoj vietoje, jeigu mes tribetinam, mes ar gaunam mes iš blogiau kolų? Nu, nelabai, ne? O ne? Gal koks nors Queen Jack suited netyčia dar sugalvotų pažiūrėti flopą, bet nu labai nedaug tų handų yra. Tai kam mum tada blefuoti su King Jack suited, kai jisai labai gerai žaidžia prieš šitą range? Tai aiškus, kad flatinu. Viskas jau buvo pasakyta. Viskas čia gerai, flatas. Čia, kad jie prisijungs, tai čia nieko to, kad tu turi poziciją labai gerai žaidžianti multivai handų iš esmės, tai nėra bėdos. Ok, Donkinas small blindas. Visi foldina. Pukolas čia. Nu taip, čia nėra jokių kitų opcijų. Jo, dažniausiai lydins į 3 žmonės, o ne pats pirmas, tai vis tiek kažką jisai turi turėti. Tūzą, setus gali turėti, tupierus, negi gali turėti. Nenori čia crazy, nori tiesiog iš karto lydinti ir viskas, tai aiškus. Mes negalim raisinti, nieko neišmušim. Tai tiesiog kolonų, nes turim vertės kažkokius. Pažiūrėsim, kas bus toliau. Išjungia. Kai deda štuką. Ir dabar deda štuką, tai aš manyčiau, kad jisai turi silpnai. Gal irgi flash draw kažkokį. Tai Nu čia ta štuka, matai, čia kaip čekas galima traktuoti iš tikro. Jo. Tai turbūt aš čia pabetinau ir riverį supušinau gal. Arba ne. Supušint, tai čia jau nelabai galėjai, nes čia per daug turit. Jo, žodžiu, okei, jo, tas betukas reiškia iš esmės, kad jisai nori pigiai showdowną, matyt, tai yra arba jis turi draw, arba turi kokią nors silpną tūzą, kur dabar nebėra tiek jau smarkiai užtikrintas tą tūzą. Nu ir kartais karts nuo karto bus koks nors tenais, nežinau, tūzas 3, kur ten, nežinau, kodėl sugalvoja dėti štuką, nu vis tiek, random tas faktorius įsimeta. Bet čia kartais, tai dažniausiai vis tiek bus, kaip ir minėjau, prastas tūzas arba, nu gal dar kartais kokia aštunkė gali būti sugalvojęs išlydint flopę, žinai, su middle pairu ir dėti štuką čia atseit, žinai jau. Na, bet žodžiu, čia yra tai silpnybės. čia taip optimistinis toks variantas, Jo, tai vis tiek iš čia nefoldina, donkindama šitą betuką. Jo, greičiausiai nefoldina, tai esmė tokia, kad mes jeigu dedam turną, tai mes turim dėti iš esmės ir riverį, nes pas jį range nebeturėtų būti labai jau stiprių handų, tai... Jo, bet klausimas ir Fishas paleis tą tūzą, kad ir tūzą do off. Aš tai manau, kad nepaleis. Jeigu donkino prieš 3 žmonės, tai kam... Sekundę, man kažkas uždėjo. Kaip tu nerėjot? Aš pirmą irgi galvojau, taip, taip, iš karto apie baisu, reisą, aiškus. atrodo, bet realiai pagalvoju logiškai, kad iš čia nieko irgi nefoldina. Tai kam pūsta banką? Jo, tai vat būtent. Jeigu turnė jisai neturi beveik aštunkį jokių visų... Grįžau. Kolonų, tai... Jo, mes čia kalbam, kad, žinai, turnė tu reisini, bet realiai tu čia foldų niekada negauni iš tikrųjų. Ir jis laikėsi behind, jeigu jis tūzą turi. O jis dažniausiai jį ir turės. Nes tarkim, žiūrėk, Fishas, pasiduotai nereikia, kolina. Pasikolinti, jo. Jo. Nes Fishas donkinai 3 žmonės, kad ir jis turi tūzą 2, jam vis tiek nesvarbu, jis jaučiasi, kad jis priekyje. Jis turi tūzą, jis donkinai žmonės. Reiškia, jis jaučiasi gerai, jis nori vėlgi, žinai, ištraukti. Reiškia, jis niekada nefoldins į tavo tą reisą. Puti banką, nors esi behind, tai žinai, geriau galima čia realiai vos ne checkbackinti, kitaip sakant, vos ne turną.
kai išček, nu, čia kaip betuką betina. Aš tai čia tik kolinu iš tikrųjų. Nes jis čia niekada nefoldins. Bent jau aš matau. Bėda yra tame, kad greičiausiai riverė jisai nebefoldins. Čia žiūrint, koks tas fišas yra, vėlgi. Jo. Jeigu labai jau ten ant calling stationas yra, tai tu ant riverio jo neišmesi, nehitinės, žinai, savo ten damos arba kryžių. Tai tu jo neišmesi jo tą tūzą. Nes atrodys jam, kad nusibrikino čia viskas, žinai, ir tipo, okei, pakolinsiu. Tai šiaip jie patenkinti tais tūzais būna, tai... Tai va, tokio neišblefuos iš esmės. Būna, kurie fišai tokie nitesni, bet, nu, vis tiek fišas yra fišas, įsimyli tą tūzą, tai, nu, labai retas, kuris fišas tenais bus nitesnis ir nufoldins tau riveryje, tarkim, čia, kad ir tą patį tūzą 2 ar, nežinau, tūzą 7 kokius, taip toliau. Ja, nu taip, iš esmės tą pataikėm, žinai, tą range'ą maždaug, ką aš čia turiu. Ko gero būtų nefoldinės, tai... Jo, turinė, tik tais kolinam ir viskas. Deja, bet tokia logika išeina. Atsijimu žodžius, kad double barrelis turėtų sueiti. Dažniausiai nesueis. Okei, karaliai. Nupasakok. Iki 6. Aha. Nes nenorime mes big blindą. Norim žaisti 1 prieš 1 turbūt labiau. Nu taip. Ir aiškus, nešaunam, nes nesavo nebūtų šaut tiek daug. Yeah. Ką? Čia iš tikro, jeigu tas fišas, kur limpino, čia jis retai daro, kad limp foldų, tai galima net 6,5, pavyzdžiui, padėti. Iš tikrųjų. Gerai. Nes norisi kuo daugiau, žinai, bankę turėti. Tada fišai mažiau foldina tiesiog pause flop. Kuo daugiau bankiai yra, tuo jie daugiau, žinai, vilksis, kad ir ten su bottom porom. Nu jo, čia galim tokį, žinai, įvelti tokį mažą dar kažkaip, nu, ta prasme, vos ne iki small blindo, žinai, kažkiek dar dadėti, nes jam nebebus skirtumo, ar 6 kolonant, ar 6,7, tarkim. Tai galim tokį dalyką dar, sakau, įsnykint tarsi, taip, žinai, papildomai tų žetonų, nepastebimai. Vat būtent vizualiai, ta prasme, nieko čia per daug nepridės, bet realiai ir sibetas bus didesnis automatiškai ir tada lengviau turnė sušausi. Jo. Nu ir ką dabar veikia? Ir dabar reikia būtinai įsibetinti. Jis neturės tūzo. O kodėl tau taip iš karto atrodo, kad reiks įbetinti? Nes mano tribetas turėjo jam pasirodyti, kad tūzas labai įeitų mano range'ą. Čia nebuvo tribeto, čia buvo reisas. Ai, čia reisas, jo. Aš tai manau, kad čia reikėtų čekinti iš tikrųjų. Žinai kodėl? Dėl to, kad jis eiso nefoldins, nesvarbu, ar tu betinsi čia potą, ar šausi oliną, ar tu dėsi 2000. Jis vis tiek eiso nefoldina šitoj vietoj. Nefoldina 2 porų kažkokių, ten setų jokių irgi nefoldina, flush draw irgi nefoldina. Tai klausimas, iš ko tu tada trauki vertę, jeigu tu betini. Nes geriau neišmeti. Geriau neišmeti ir tai gauni veiksmų iš blogiau. Arba iš kokio flush draw, kur ten kažkiek tu priekėsi. Bet turėdamas būgną, karalių būgną, tai tu gali labai drąsiai čekinti ir tau jokių nebus tokių prastų turnų iš tikro. Visi tau būgnai tinka ir nu, viskas tau tinka. Ten dvojkė, pitakas gal ir kažkaip prašiau atrodo bordė, bet realiai ar jam padeda ta dvojkė arba pitakas? Klausimas, žinai, ką jis ten limpina. Tai aš tai nebetinčiau šitoj vietoj, čekinčiau. Ir dar bandyčiau gaudyti visus blefus jo. Nes matai, tu parodai silpnybę, čekindamas būna, jie suspazmuoja ir pradeda blefuoti kažkur lygio vietoj. O jeigu aš čekinčiau ir jisai betint didelį? Tai kolinam. Kolinam, jo. Jo, jeigu tur nesustumam turbūt. Ne, tai turnė vis tiek leidžiam jam sustumt. Aš tai jau čia realiai nelabai ir foldinčiau iš tikrųjų. Ja, čia iki galo eiti, bet jo. Jo, bet tiesiog jeigu jis jau turi tūzą, tai kam tau betinti ir išfoldinti jau visus blefus, kai tu dar gali, nu, tiesiog laukti, kad jis pas čia suspazmuotų. Nu, dabar aišku betinės, tai jau reikia šauti turną. Bent jau aš taip įsivaizduoju. Nebėra kelio atgal, jau viskas, vienas potas. Nevėra. Vieną potą betrinu. Šauti reikėjo tiesiog. Aha. Tas 12 čia.
Nes dabar tai čia jau Na, viskas. Bet vis tiek, Kosmosėlis. vis tiek komitetas iš esmės. Vis tiek komitet. Taip. Matai, geriau leisti jam pablefuoti ir galėjai ten čekša... blefus rinkti. Jo, ir dar po to jau čekša vintiturnau galėjai. Ja. Ok, čia esi parašęs šalia bablo. Jo, čia vieną vietą atrodo iki bubble ar dvi buvo. Nepakopinai. Enitu maždaug čia sustumiau iš šortuką. Ok. Nu Jo, jo, viskas viskas. gerai. Gal kažką norėjai paklausti, ta prasme, padiskutuoti, nes... Nu, va, taip ir norėjau, ar čia enitu galima, va, tokia vieta, jeigu ten iki bubble vieną vietą. O tai kas per oponentas? Dabar neatsimenu, bet tai nitukas kažko. Ne, nu tai šiaip, ta prasme, ar pliusinantis žaidėjas, šiaip reikėtų pasišarskaupinti visą laiką. Bent jau aš taip darau. Naudoji tu šarskaupą? Jo, bet aš ten tik tų 10 kiek galiu ir viskas. Nu tai bent jau, jeigu 10 turi, tai bent va tokiuose spotose galėtum išnaudoti. Iš tikrųjų, vis tiek to laiko yra kažkiek duoda. Pasišarskaupinį, jeigu, tarkim, ten fišas su mažu average bainu, tai visą laiką šaučiu. Absoliučiai. Ten, kad ir 3 žmonės lieka, ar ten net 5 žmonės lieka, galima šauti. Bet jeigu ten sėdi koks nors, kad ir low limitų regas, ar ten, nu, kažkoks pusregis, žinai, tai jie kolins plačiau, nes žino, kad tu sustumsi irgi plačiai, tai kam jiem nekolinti, žinai. Tai va vėl klausimas, jeigu ten sėdi žmogus, kuris supranta, kad tu šauni, ar labai verta čia šauti. Bet aš vis tiek turbūt šaučiau net ir į visus gal. Nu tai taip, 75% gali unexploitable praktiškai šaučia, nes ant bubble ir tikrai nebus klaida. Būtent Jo. kur tu Bet šiaip, dengi, kaip žinai, ir taip toliau. Sakau, overall, kaip prieš šaus tokius, tai patarčiau vis tiek pasišarskaupinti. Gerai, reikia pradėti. Būtinai ten pradėk naudoti. Šiaip nėra ten brangu. Ten nusipirkti iš tikro, kad ten goldą gali. 40 gal dolerių 3 mėnesiam. Tai manau, kad visai gera kaina, jeigu tu ją naudoji. Ta informacija, kurią gauni. Taip, ir dar gali susirasti, ko susimesti. Ok, atidarinėjom iš kitofo, viskas standard, ginasi Big Blindas, ką nors žinoma apie oponentą. Vat kitą kartą užrašinėsiu. Aišku, kai žaidžiu, aš pasižiūriu, aišku, visą statistiką stengiuosi. Bet neatsimenė dabar, ne? Ok, nu žiūrim logiką visą. Ok, jisai čekina, ką tu veikia. Turi second pairą, ne? Nu, tai aš turbūt cebetinu, nes jau galėčiau pasimti čia dažnai potą, manau. Nes vis tiek aš atidarinėjau. Aha, dabar žiūrėk, vėl mes grįžtame iš esmės prie tos pačios mąstymo tavo klaidos. Tu čia nuėjus betini, nes... O ką norėčiau pasimti? Jo, tu... Ir išblefuoti jį. Jo, tu čia dabar betini, nes... Vienas iš variantų, gauni veiksmo iš blogiau, tai yra tave nukolina kažkokie prastesni handai. Antras variantas, tu blefuoji, arba visiškai blefuoji, arba semi blefuoji, nes nori išmesti kažkokius tai handus, kurie yra geresni už tavo. Tai dabar pats pasižiūrėk šitą handą ir atsakyk šitos 2 klausimus ir pamatysi, kad nei vienam logikos nėra. Tai ar tu gauni actioną iš blogiau? Nu, gal iš kokio King 9, flush draw, ne? Flush draw, jo. Nu ir kokio ten 8-7, jeigu ten pasidefend. Bet nedaug. Ar išmetam kažką geriau? Tai yra geresnius karalius, geresnius tūzus, setus? Ne. Neišmetam niekada. Iš esmės. Tai galima čia kontrolinti tą patą ir čia... Nes tu dar čia kreisą gavęs iš flush draw, tai nežinosi kur ding. Pavyzdžiui, čia susibetini kokį 16 000, jis tau sušauna su flush draw. Ten 8-6 bugnuosi kokį. Ir viskas, tu foldas. Aš šiaip žinau, kodėl žmonės, ir aš pats kažkurio momentu taip darydavau, nes atrodo, kad tu, kai nepatsibetinsi tokio flopą, tai kitas žmogus automatiškai žinos, kad tu tenais esi užsikepinę savo range ir čia niekados neturi, žinai, tūzo, niekados neturi flush draw, taip toliau, ir tipo barrelins tave ir nubarrelins. Čia nereikėtų taip mąstyti, nes taip žiauriai nėra. Bet tu čia kažkada checkbackini tūzą irgi, kodėl čia nebūtinai. Taip, prastesnius tūzus kažkokius checkbackini dar kažką. Ir su to pačiu karalium, jeigu tu manai, kad tave jau barrelina visiškai su oru pradeda barrelint, tai tu tiesiog bluff catchini tada su to karalium ir viskas. Gerai, o kada cebetą dėdi tada? Šitoj vietoje? Aha. Jeigu turim flush draw, jeigu turim ace'ą kažkokį tai stipresnį, kuris gauna actioną iš blogiau. Nu ir šiaip, belė koks ace'as galėtų jau gauti actioną iš blogiau, nes yra... Setai 2 poros dar. Taip. Tokius kaip tik reikia cebetį. Arba orą, pavyzdžiui, gama vartuką turi.
Jau su kuria nelaimėsi. Taip. Kokį gačiotą turi. Vat būtent, tiesiog, kad irgi išmuš tą patį misintus, žinai, handus, kur tu, pavyzdžiui, neturi ten kokį, net kartais ir 7 čia atsibetinčiau, kodėlgi ne. Nes 7 vis tiek tu jau verti į blefą, Taip, nelaimėsi. bus sunku bluffcatchint su 7, su king Ir high. šiaip labai turnas, riveris labai prastais tom 7, bus visą laiką vos neprasti turnai ir riveriai, tai nieko Aha. gero iš jų. Nes tu va dabar čia kreisą kokį gautum viskas, užsidaręs. Ta pati Jo, logika. dabar jau nebežinai, ką daryti. Dabar potas. Dabar jau jeigu didžiulis. čekinsi, jau bus kaip pasiduodu. Nu, teks bluffcatchint, jeigu neiškris bugnas. Tai jau su tokia šiaip logika, jeigu betinai flopą, iš tikrųjų reikia betinti ir turną. Bent jau man taip akimis žiūrint, nes gali išfoldinti kažkiek karalių, kur tikrai, nu, kai kurie žmonės foldins, jeigu tu įdėsi kokius 2-8 dabar. Taip, ir tūza blogesnė galėtų net išfoldinti. Ir plus dar gausi veiksmą iš flush draw, jeigu jis ten turi flush draw. Ir po to nereiks riveris tiesiog spėliot, ar jis turi tą tūzą ir misino kokį flush draw ar gačiotą, žinai. Nes kai kurie žmonės čia dar flopia kolins ir su kokiu domo bartuku. Tai reikėtų betinti šitoj vietoj. Ir dabar tu va net nežinai šitoj vietoj. Nes jis betina ir tūzą, jis betina flush draw, jis betina geresnius karalius. Tai mes dabar spėliojam, žinai, jau žinai. Tai, nu, ne kokią situaciją pasidarai tiesiog. Nes va dabar tu, pavyzdžiui, spėliodamas skolintus 35 gabalus, kur galėjai pas tiesiog įbetinti kokius 27, būtų pigiau ir realiai tu žinai net kur esi. Jo. Tai tas toks, ta tokia logika, žinai, tu nori pigiau, bet gaunasi visą laiką atvirkščiai. Čia jeigu taisyti klaidą, flop atsibeta. Nu jo, žinosi. Bet jau per vėlu. Nu, ta prasme, tu turi, sakau, įsidavinėti savo klausimus, ar aš čia gaunu vėlą iš blogiau ir kiek daug yra range pas jį to, kur blogiau gauni vėlą. Ir ar išmeši kažką geriau, ar galėsi išplėtoti. O čia riverį tai jau žinai, vis tiek reikia pagal oponentą žiūrėti. Kartais galima kolint, kartais niekada negali kolint. Aha. Čia toks. Jo, nes yra čia ir tų misintų dalykų yra ir vėlų handų, tikrai geresnių. Ja, bet aš turbūt dar pasižiūrėjau, gal jisai turėjo tą flop faultus į, bet žinai, vat pabetinau, tai jisai turbūt pakolino, aš ir pagalvojau, kad jau nebeapsimoka ten tęsti ir pasidu. Nu jo, bet šitoj vietoj tai jis dažniausiai vis tiek turės arba ace, arba missintą flush draw. Čia Tai- ir nėra skirtumo, kiek jis Ir abu handus kolina flopę, tai čia nelabai yra ta statistika naudinga šitoj vietoj. Okay. Čia jau pokers ar siau, ne? Jo. Taip, čia tai turbūt ribetinam. Arba ne, dabar jau pagalvosiu. Čia galima kolinti, jo. Nu, kolintai aš tai čia nepatarčiau, nes jau per mažai turim ganėti. Aha. A, jo. Tai klausimas, ar kaip dažnai čia atidarinėja tas oponentas. Matai, mes neturim tos statistikos. Jeigu Turbūt dažnai atidarinėja, šaunam ir viskas, jokių čia, kad nereiktų nieko daryti. Kitų Taip, variantų čia nėra, čia nėra arba kito varianto. šavas arba foldas. Jeigu dažnai atidarinėja ir žinai, kad yra foldų iš jo dar pusės, tai šaunam. Ir viskas. Nu, kolas tai nelabai čia. Per mažai tiesiog yra to. Nu čia iš esmės, jeigu Original Razeris jau čekino, tai gali pamėginti pasibedinti prieš vieną žmogą, nes jisai čia iš Tai reikėtų, Bitbando prisijungia su belekom. Nes čia 90 tūkstančių, tai čia mums laimėti tokį banką, tai čia yra jau laimėjimas didžiulis. Tokį steką turint. 3,5 įdedam ir viskas. Ir šaunam kažkokius tai turnus, kurie improvina mūsų handą. Tai jo, visus lapus šaunam, visus eisus, visus dešimkės, visas ten karalius, damas. Taip. 9 šaunam irgi. Va tokiam va ir sušaunam jau turnį. Jos taip ir buvo. Nu dabar jau nebeišeina to laino padaryti, nes tu čekinai tai. Nu jo, nes dabar čia jau kai sušauni, tai grinai flash dropas tave. Nes ką tu čia šauni? Flopę nebetinai, turnę šauni. Pas pagalvok logiškai, ką tu galėtum turėti iš toj vietų. Nu, setukus gal. Jie galėtų galvoti. O tai tu kolini prie flop ketvirtus, dvejetus, šešetus, tarkim. Nu, Nes jeigu kolini, tai blogai, nes neturi tiek. Nu čia tai aš nekolinčiau, jo tokiam nekolinčiau. Tai vat būtent, kad tada reiškia tu viskas, parodai, kad tu turninai flash draw.
nes tu ir būgnus betintum flopę. Mhm. Nu taip logiškai mąstant, neturi ką reprezentuosi šituo šavu. Čia pasisekė, kad žmogus tiesiog arba įbetino pas kokį orą, tarkim kokį A5 sumastęs, ar ten irgi kokį, net nežinau, gal irgi kokį flush draw, kur dar išmastė foldint. Bet šiaip tai logiškai pagalvojus, tai pats matai, kad nu neturi, kad čia reprezentuot. Mhm. Nu gal kartais kažkokius džekus, jeigu sumastei nešavint kažkokiu būdu, bet ir tai, nu čia šavas ir džekai prie flop, žinai. Jo. Tai geriau betinti flopę, kai original raiseris jau nebetino, nes realiai tu betini prieš vieną oponentą. Nes čia original raiseris viskas įbetina, nu nebent džekus setą turėtų. Mhm. Gal sumastytų čekint, o šiaip tai viską, jis čia įbetina, bent jau mano akimis. O jeigu jis 8, 9, kokias ar 7 turi, tai tu galėsi turnę sušauti labai daug turnų ir galėsi išfoldinti tos gendus. Ok. Bet geriau pušint prie, jo. Tiesiog. Taip. Jo, jeigu kolos, tai čia iš vis ne variantas. Ta prasme, jeigu tai žaidėjas atidaro, foldinam, viskas. Jeigu agresyvus atidaro, šavinam. Ok. Nėra erdvė šiandien kolant. 20 big blindų ir mažiau šūvis arba foldas. Viskas. Šiaip dar čia žiūrėjau Run It Once video būtent apie tuos fletus, kur 20 bigų. Tai Rega šiek vakar žiūrėjau, fletino irgi damą 10 siūtėt, jo. Ir jis sakė, čia tipo miksuoja, bet atidarė katofas, jis iš batono kolino. Ir sakė, jis tipo varijuoja tarp nacų, kad tipo fletina ir va tokių dar kai kurių handų įmaišęs. Taip, bet jis čia, žinai, jau aukštesnio lygio turnyrai, kur ten prieš Regų žaidžia ir jie ten levelinasi, tai dėl to ir ten pridaro tokių dalykų. Bet realiai va tokiuose túrose, kur čia, nu, dauguma yra fišų ir tu ten dažniausiai prieš tuos žmonės nežaisti, niekas netkreipia į tai dėmesio, tai geriau tiesiog neprisidaryti kažkokių bėdų, kur ten nereikia. Gerai. Okay. Nu ką, kas man kliūna iš karto, tai sizingas. Mes pakankamai čia deep esam, kad daugiau padėti, nes žiūrėk, realiai tik vienas žmogus turi mažiau negu 20 bigų, o visi turi ten apie 35 ir daugiau. Tai didinam tą sizingą truputėlį, iki 1,4, kokį 1,5 kad ir. Jo, pusantro. Vis tiek, žinaigi, tokiuose túrose jie nemėgėjai foldint. Mhm. Visi lenda, o tau gerai, kad jie, nu aišku, tu nenori kuo daugiau, kad sulys, dėl to ir tu dar nori padidinti sizingą. O jeigu lys, tai tada vis tiek lengviau susidėsi flopę. Kodėl pradėjau save girdėti? Aha, kažkaip aidas. Pas kažkas beausinė. Čia Romas turbūt prisijungia. Arba Tadas beausinė. Jo, nuolatinės esamesi kaip tik. Pasakėt, prisiminiau. Ok, nu čia atsibetinam faktas. Tik tais gal daugiau norėtųsi, nes vėlgi čia ko gero fišai visi tai mokės daugiau, dėl to, kad vis tiek mes jau norim ir susidėti ir prieš 3 žmonės nesinori tų turnų, matyti 7, pitakų, 10, visi blogi tokie turnai. Dedam 4 štukas kokias ir viskas. Jo, 2/3 padedam, jeigu jau kolina, tai vis tiek čia, žinai, tų foldų nebus Jeigu jie misinė kažką, tai ar taip foldų. O jeigu bent jie kažkokį turi tą gabaliuką to flopo, tai vis tiek jie kolins, nesvarbu tavo sizingas. Ok. Nes va tokie turnai, kur tu turi barelint, bet jie žudo actioną iš tikro. Tu nori vis tiek daugiau ten su kokia 9 susidėti jau flopę. Arba jeigu jau blogas bus turnas, kuris žudo actioną, tu bus jau daugiau pridėję, žinai, tą flopą, nes jisai, tarkim, flopę su daug visokių silpnesnių handų kolina dar belia kokią praktiškai sizingą, o turnė, kai atsiridena kažkokią tokią kortą, kuri kilina tą actioną, tai automatiškai jisai nufoldina, bet jau būna tau sumokėjęs kažkiek daugiau, negu žinai, tu tikėsi, kad išmokėsi tau turnį riverį. Ok, supratau. Tai va, tai čia praktiškai turi, žinai, vėlgi toliau tiesiog betinti ir tikėtis, kad jisai čia kaip nors nusidonkint, žinai, arba kad neturi nansų, žinai, bet iš esmės jau vėlgi, komitet iš esmės, nu esi, Jo, čia nebefoldinam, bet aš tai norėčiau čia turnę mažo betuko iš tikro, kokių 4,5 gabalų, kad dar viltusi
su visokiom devinkiam, šeškiam, kur jie nemėgėjai foldinti iš tikro. Ir tada riverį vis tiek tu sušausi labai, oi, Nu čia... nu čia Čia... šautai čia nereikia, čia tikrai nereikia, dėl to, kad tu nebijai nei tų kryžių iš tikro. Tu nei tas tau karalius, ta prasme, maišo, nei ką, aš nematau čia prasmė šauti, gal tu nori papasakot. Ne, turbūt nežinau, kodėl aš čia šaunu, tiesiog bijau to riverio turbūt. O tai ko tu bijai? Dabar žiūrėk, iš esmės, ko tu bijai? Jeigu jisai turi setą, ane, ir neišreizino flopę tavęs, o galėjo neišreizint, tai tu viskas, jau esi dead, praktiškai. O visi kiti handai tu esi žiauriai priekyje ir tu nenori išmušti iš potos. Nu ten, jeigu K9 turi, tai vis tiek įskolino, tik tau nesvarbu, žinai. Nu taip. O jis ten, tu nenori, pavyzdžiui, kad jis foldintų 7-8. Arba tuzo 9, arba ten, nežinau, tuzo 9. Ar, nu, tai čia iš viso, nu, būtų tragedija išmušti ant kokį tuzą 9, tai dabar šitą vietą. Kas čia dabar? Lėktuvas krenta. Ok. Gerai, čia viskas Matai, nebėra, tai ką diskutuot, kaip suprantu. Kažkas tai pasitildykit mikrofoną ar kažką ten padarykit. Ok, turim virš 20 bigų. Žmogus vidarinėje, turim šeškas. Kokias mintis kyla? Nu. Aš galvoju, galima ir papledinti. Arba iš tikro reikia čia įbetinti turbūt, nes tos du šortus jau kolintume. O tu čia dabar spėlioji tą atsakymą, ar tu taip galvoji? Kas čia dabar galvoju, bandau dabar mąstyti, nežinau, ką tada mąsčiau. O čia visų pirma, kas per turnyras? Tadai pas tave, man atrodo, triukšmas labai didelis. Pas mane? Nežinau. Ne, iš tikrųjų, ką žinau, mašinas važinėja, bet nemanau. Na, galiu kitą kambarį perėti. Pabandyk, jo, iš tikrųjų, jeigu tik tai Davai, pažiūrėsim. Nes važinėja Pipina, nežinau, kokiam ten Londono centre esi, atrodo. Nu, gerai, bandau. Baku centre esu, iš tikrųjų. Nu, irgi gerai. Gerai, davai, perėmė kitą. O, nu va, gerai, tyliau viskas. Ok, tęsiam, Karoli. Nu, aš turbūt tai čia ir fletus matau, aš tai darydavau, turiu tą didelį steką. Dar yra plius didelis tas Skyline, jeigu pagaučiau, jisai kolins. Jei aš pagaučiau tą setą, tai daug pasikelčiau. Tokią galimybę matau. Beje, koks čia turnyras, tu sakei? Tai čia, man atrodo, yra 11. Čia tas pats prizas, ne? Turbūt, jo. Nu, nesvarbu tada. Tai vis tiek, aišku, kolinam, nes prisijungs dar tas, kaip tu ir sakei, Skyline iš Big Blindo multiveipotę. Vis tiek setmaininam, žaidžiam dėl seto, tai nebus čia... Dar turim poziciją ir bus tokių opcijų, kai, tarkim... Plius šortas, jeigu, tarkim, tas svėrek sušauna, tas folną vis tiek jau galim susirinkti va šitoj vietoj. Nu, aišku, dabar foldas. Nu, čia viskas čia gerai yra. Turim pozicijas, atmaininam, plus turim opcijas pablifuoti tam tikrus flopus, arba netgi tiesiog įbetinti for protection, bet banką. Čia pamatai, kad Češkės būtų laimėjusias ir pagalvojai, kad vėl tai nusimetei, ne? Ne tos vietos. Jo, bet galvoju, ar galima kolinti ar ne. Ne, kolinti čia nebūtų nesąmonė. Bet jeigu tas folna, tai tą šortą renkam, aišku. Ok, grįžtam iš esmės prie tų pačių. Tai vat, man vis laik buvo įdomu, vat čia, kaip aš padariau. Čia turbūt tribetinau aš, manau, ar ko. Tai čia spėlioji? Ne, dabar atrodo. Ką tu dabar, vat, pavyzdžiui, darytum? Tarkim, vėl gali užsidavinėti tos pačius klausimus, kurie yra esminiai. Aha. Ką tu nori su šito handu padaryti? Jeigu tu tribetini, ar tu gauni actioną iš blogiau, turi atsakyti šitą. Man būtų biškai lengviau iš tikrųjų, jeigu būtų statistika. Taip, aišku, žinoma. Tai ir mums būtų lengviau. Tai jo, kitą kartą būtinai tai padarysiu. Bet imam vidutinį žaidėją, ne? Tai tiesiog. O tai dar ne, iš middle positioną? Aš manau, tai čia reikia tada įkidėti iki kart 3 tribetą ir bandyti eiti lainą po to.
Nu jo, bet nebūtina gal tiek daug tada, nes kad paliktum jam biški vietos irgi sušauti, pavyzdžiui, ar ten light kokį forbetą, pavyzdžiui, klikinti. Okay. Jeigu žmogus turi tokių opcijų, pavyzdžiui, dedi kokį 6-2 čia. Aha, aš dabar atrodo atsiminiau šitą kendą nuėjo. Jo, viskas gerai su Saizingu. Ok. Ir aišku, skolinam jo šovus. Tai aišku, 30 bigų Jau reiks susideda, susidėti. taip, jau čia susideda. Gerai. Būtų ten 40 bigų, tai dar nesusidėčiau, tik fletinčiau. Aha. Šitą vietą. Čia to prasme žaidžiam jau dėl vertės, nes manom, kad gautume actioną iš blogiau, vien dėl to, kad stekai yra maži pakankamai ir jam visai nebloga investicija čia būtų sušauti su forbetu kažkokius dar blogesnius handus. Kaip Romanas sakė, jeigu turėtume po 50, tarkim, big blind ir daugiau, tai jau jam tos opcijos nebeliktų, ar ne? Tai mes tada tą tribetą, galim sakyti, nebegautume tiek daug vertės iš to tribeto. Nes klausimas, ar jisai čia kada nors kolinas su blogiau. Nu ir viskas pagal planą. Ir kolinam. Ir Aš ir numetu. Nes dabar matai, kas gavosi, tu žiūrėk, užsidavai su klausimu, ar aš gausiu actioną iš blogiau. Sakai, jo, gausi actioną iš blogiau ir tau, potencialiai gauni actioną iš blogiau, ne, tarkim, iš blogesnių parų, 10, 9, 8, ten koks nors išdžekas sugalvojęs, šot king queenas ir panašiai. Nu ir aiškus, visi nacai. Bet tu gavai actioną iš blogiau, nu tai ir viskas, nusikolonai. Galim pasižiūrėti tam ekvilibriume, kaip tie džekai atrodo prieš visą tą jo forbet šavinimo range'ą maždaug. O jeigu jisai, pavyzdžiui, turėtų didelį fold 3-bet ir va aš tai padarau ir sušauna. Tai tada tu... Tai tada ne tribeting tada. Jo, nes tada tu atsakydamas į savo klausimą, ar aš gaunu actioną iš blogiau, ne. Atsakysi ne, nes jisai viską išfoldino, palieka tik tais geresnį handą. Tada tik tais kolonai, viskas. O dabar gavas nelogika. Negali tos džekus į blefus versti. Nes tu čia paverti į blefus. Bet ar jis čia kada nors dės alainą su prastesnė kortą? O kodėl ne? O kodėl čia nedėti? Tai jeigu, dabar žiūrėk, jeigu... Žiūrint į stalą, tai jisai trečią steką turi pagal dydį, ta prasme. Ir, ta prasme, su kuo čia blogiau gali sumesti su 10? Tai daug čia yra tų variantų. Ne, bet dabar žiūrėk, Tadai, ta prasme, čia tarkim mes žaidžiam game theory optimal, ne, ta prasme, kaip teoriškai optimaliai reikėtų žaisti prieš visus oponentus, taip toliau. Jeigu šitas oponentas pagal tave niekados nesudeda blogiau, tai mes šitą oponentą visą laiką tribetinam tada su visiškai beliokom ir jisai niekados mums neiššauna blogiau. Ir jis būna užžaunintas visiškai, uždominuotas. Dėl to, tam, kad jisai atsvertų tą, pagal vėlgi teorinius, o ne tos ekvilibriumus, mes turim tribetinti ir susidėnė čia iš džekus. Nes mes čia tribetinsim ir tūzą duops, ir džekus, ir dar ką nors sugalvosim tribetinti. Tai automatiškai, jeigu jisai per daug nufoldina, mes laimėm vien jau iš tribeto. Jeigu jis neatsižaidinėja. Tai kadangi mes manom, kad jis atsižaidinėja pakankamai normaliai, tai čia džekai jau yra tas handas, su kuriuo mes susidedam. Nes jisai pakankamai plačiai iššaus. Na, aišku, supratau. Čia aišku, turėtume statistikos, tai tada galėtume geriau nuspręsti, ar jisai čia atsižaidinės mums pakankamai. Ar mums apsimoka čia nais tribet kolant, ar ne. Jeigu neatsižaidinėja, tada aiškus, mes tik tai kolonam, paliekam jo visą range'ą ir žaidžiam ten po flopą. Bet jeigu jis atsižaidinėja, arba ten labai jau daug kolonam, tai čia galim platinti tą vėlų range'ą savo. Dar. Ja, bet čia nepavyko planas. Nebuvo laikytas į planą tiksliau. Klausimas geras. Ačiū už klausimą. Bus daugiau. Nebijok klausti. Ok, gavom limpą nuo neaišku kokio žaidėjo. Bet greičiausiai ne pats geriausias žaidėjas šiandien limpina. Tai kadangi čia neturim pozicijos ir nėra suitę, taip išeina čia reikėtų tribetinti. Čia net netribetas ir susiūtėt reikėtų izoliuoti. Izoliuoti, taip. Tai bet kad ir siūtėt, nesiūtėt, vis tiek izoliuojam, dėl to, kad mes prieš jo limpinimo range esam prieki. Ir mes nenorim žaisti freeway poto, be pozicijos. Jo. Čia galima dar daugiau iš tikro, nebūtų problema. 3x, pavyzdžiui, dėčiau, nes be pozicijos esam. Jo, biškai daugiau išsitoliam. Vis tiek esam priekį, tai susidedam, kol priekį esam, žinai. O yra dar aišku statistika tokia, kad kaip žiūri limfoldai, pavyzdžiui, kad būna. Jeigu tu ten matai, kad pasiišiusi nefoldna nieko, tai gali net 3,5 dėti ar 4x dėti. Gerai, va šito nenaudoja, tai va reiks pradėti. Dabar šiaip reikėtų iš tikro, tą statistiką aš pats galvoju prisidėti, nesu naudojęs, bet
Bet galima paspaudus ten pasididinti ir matai. Bet dabar Aha. pradėjo, kad labai daug kas pradėjo limpinti, tai naudinga informacija iš tikrųjų. Tai visais laikais limpino, nežinau, kur jūs buvot. Nu kažkaip dabar ypač daug labai. Kiek čia sibetas, aš nematau. 10 pagal tą. 000. Ai, Mhm. va. Ok, Aš į viskas, viršų. viskas čia gerai, flopė nieko nėra, mes turim blouverius, turim blokerį. Viskas čia gerai su sizingu. Gaunam reizą iki 32 štukų. Kokios mintis pas tavę ir kokių opcijų matai čia nais? Nu, aš jau matau nusimesti, čia galioja pitakus užlimpinti. Ne, tai Tu- pitakų Arba Man- porą aukštesnę, va, 6, 7. galėjo, bet tuos pitakus tai aš atmešiu iš tikrųjų. Nu, galėjo, bet ir ketvertai, va, ir dvejetus gal taip mėgtų jisai, nes tikėtas, kad aš mysinau, gal dažnai. Nu. Nu, turbūt jau vis tiek foldinti, ką aš čia dar. Nu, aš tai irgi už foldą, pavyzdžiui, Taip, būčiau taip, šitą tai vietą. Nelabai yra čia ką Nes- daryti. Nes čia mes esam behind prie šio range'o, pas jį visokie poketai yra, tuzas 5 yra, ten flush draw ir ten kažkas tokio. Aš bent taip Ir labai suprantu. retai blefas. Tai Ir labai retai blefas. folding taip, equity nebeturim, tai mes čia negalim susidėti, nes nesam priekyje prie šio range. Tai folding. Viskas tvarka, čia nėra ką per daug diskutuoti iš esmės. Nebent kas nors turi klausimų, tai stabdykite iš karto mane. Nes aš eisiu prie kito hendo. Ai, va, čia pas tą žmogų, reiškia, buvo didelis tribetas. Tiek buvau užsirašęs. Aha, didelis tribetas. Dažnai tribetai. Nu gerai, čia šauna 15 bigų beveik, 14 bigų ir izoliuoja 50 su Gal viršum. čia koks kijo turas, ne? Nes dažnai čia taip prieš avins, kad kijo bus turnyras. Nerodo čia niekur. Bet man atrodo, kad nebuvo o čia. Ne. Čia turbūt bus tas pats 11. Aš manau. Nes aš šiandien tos hendus mečiau ir aš tą turnyrą persižiūrinėjau. Nu man tai tokie šovai, nežinau, atrodo labai čia prastai iš tikrųjų, tai aš čia susirinkau. Aš tai renku. Aš irgi renku. Čia Dėl to, tokiuose kad mažose čia... bainose, tai čia beleką gali parodyti iš tikrųjų. Ir šeškis. Nesitikėčiau iš tikrųjų, kad čia natsus rešavintų. Dažniausiai tik kolintų. Manau, kad eisus kingus tik fletintų tas. Man atrodo, čia tas net YouTube kažkoks matytas šipnikas iš tikrųjų tas. Nebus, kad jis toks tipo low limitų regas. Bet gal ir maišau, bet man toks jausmas. Šis neranda tokio. Nežinau, tik. Nu nesvarbu. Vis tiek kolinčiau, vis tiek. Kolnam, aišku, čia tokiuose mažose Ne, bainose būtų kolinam. nuodėmė, nufolding, nes, nusakau. Bet Mhm. beveik atspėjau su šeškim sakydamas. Arba gal čia ir keijo jo. Keijo tai būtinai jo. Jeigu kijo, tai užsimerkus. Mhm. Ta prasme, apskritai, nu mažose bainose toks visiškai nonsensas čia įvyko, tai renkam su to savo top range būtinai čia nais. Jos. Man įdomu, palauk, čia paskaitysim, ką rašai. Man įdomu, ar taip galima žaisti su SB vs BB, kadangi jie mane matė visą laiką openant ir prieš tai ratą. Openanu ir nusinčiau tribetą. Tokia pat situacija SB prieš tą patį. O čia buvo pirmas limpas mano. Nu, žiūrim. Nu aš tau iš karto patarčiau Mačiau, matosi iš asmeniškai. karto. Folding. Ne, bet šiaip sakau, asmeniškai patarčiau per daug neužsilevelint su tai, ką jie matė ir ką galėjo matyti, ką tu ten darei. Šitokiuose turnyruose, kaip ten $11 frizai, žmonės nelabai kreipia dėmesio, ką tu veiki ir ką tu darai ir kodėl. Jei, ten alaus. Ypač jeigu ten tu atsidarė, žinai, žaidžia. Vat būtent, jeigu tu ten vieną kartą ar ten kelis kart padarei kažką, tai nereiškia, kad jie dėl to ir sužaiš. Bet čia Mhm. Jack 2 off, tai aš galiu tau iškart pasakyti. Jeigu sėdi nitas, tai šavinam. Jeigu sėdi kažkiek normalesnis žmogus, tai tiesiog pasuojam ir viskas, nes čia yra dugnas. Limpo aš niekada gyvenime nematau. Okay. Dėl to, kad nesam pakankamai deep, oponentas dar mažiau deep, tai realiai tai čia post flopo žaidimo bus labai prastai. Ir Jackas 2 offsuited be pozicijos žaidžia ypatingai prastai. Tai nebus čia pelningas tas limpas tikrai. Tiesiog sakau, jeigu sėdi nitas ten, arba fišas, kur ten nėra maniakas koks nors, tai Nu, tiesiog... nebuvo jo, jeigu aš taip nusprendžiau. Tiesiog sušaunam ir viskas. O dabar tu
Aišku, jis numet. Jo, bet dabar Na. žiūrėk, jisai antiek mažai turi, kad su tokiu potu ir tokiu jo steku, jisai beleką, ką čia būtų buvęs, nu, ta prasme, beleką, ką pagautų, belekokią dalį flopo, jisai susidėtų jau, iš esmės. Tai, nu, nėra tos erdvės, bet čia iš tikrųjų net neverta diskutuoti tokiais dalykais, nes čia tiesiog stekai mažiukai, šaunam arba foldinam, viskas. Nu, Aš tai vat čia- atkreipiau- Nu, sakyk. Nu, aš atkreipiau dėmesį į tai, kad aš, nu, turbūt tie žiūri tą statistiką, tai buvo agresyvus daug tų. Openinau. Nesvarbu. Čia jisai agresyvus, neagresyvus. Čia tau nieko nekeičia šitoje vietoje. Nesugebės tiek plačiai nukolint, kad tau neapsimokėtų čia naispūšinti tą džeką, tikriausiai. Nu, nebent regas sėdi kažkoks. Aš šitoje vietoje tik gal eisus kingus limpinčiau. Jeigu tu žinai, kad ten dar neagresyvus oponentas fišas koks nors, tai galima limpinti eisus kingus. Daugiau aš ten nieko nelimpinu, arba šavinu, arba foldinu dugnus. Čia tas pats hendas. Ne, man. Tas pats, Ne? Taip. Aha. Duoda 100%. Nežinau, jo, čia vienus vakar įmečiau, Nes kai žaidžiau. Aš šiandien kaip perš. prisimenu šortą šito. Kuris foldina. Pala, čia va, galim flopą, turną, va. Nu, taip. Jo. Tokie džekai. O čia openino, ar kaip čia vis. 20 bėgų. Atidarinėja. Taip, kokios tavo mintis, Kas tave neramina šitoj situacijai? Na, aš čia dėčiau Aliną norėčiau, bet tai išmesti silpniau jo. Pakolins tik stipriau, tai tribetinu. Kodėl tu galvoji, kad pakolins tik stipriau? Ir tas tribetas, tai dar stipriau atrodo, aš tau iškart galiu pasakyti. Aha. Nes ką tu čia tribetini? Kada nors čia tribetini ir foldini? Nemanau. Niekada turbūt. Tai vat būtent. Šaunam. Jisai čia per mažai Šauna, turi bet jau, čia viskas. viskas. Čia Čia nieko. šauna, jo? Taip, čia. Mažiau negu 20 bigų, tai jau praktiškai nebėra jokių Na, ten tribet čia, foldų. man, tribet pavyzdžiui, foldų. va šitoj vietoj čia yra visiškas nacas. Tai jis dar gali pabėgti su kokiam dešimtkiem, ten devinkės kokias paleisti, aštunkės, kur kolint. Ežeką dar gal kokį. Tai tu čia sušauni, gauni va iš tų dešimtkių irgi veiksmo. Easy. Ir iš to original Razerio gauni ten ir iš blogiau kolų. Tu negalvo, kad tie ten žmonės taip nitiškai kolina. Bet tu čia leidi dar su tuo 7K tipo pabėgti jam. Štai, nu jo, prastesniam. Vis tiek, jeigu tu čia vis tiek susidedi, tai jeigu sušauni reisus, eisai kingai, damos, tai vis tiek jie kolina. Ar 7K padėjai, ar ten olina. Gerai. O čia tokius potus geriausiai per įsimaizerį, ne? Viskas žiūrėtis. Nu, iš esmės jau tenais jau viską čia gali Kas paskaičiuoti. iki 20 blindo, ne kažkur. Taip, labai lengva pasiskaičiuoti iš tikrųjų yra čia. O su HRC aš galiu irgi taip naudoti. Ar man tą Itemizer reikia? Ar Šitas pats HRC tą patį atlieka? Kas toksai? HRC tas. Hold them resources. Jo, atlieka. Aš čia pats niekada nenaudojau šito. Aš irgi ne. Bet žinau, esu matęs, kad taip, turėtų atlikti, ten kažkaip biškai kitaip rodo, tais range'ais kažkaip tenais išskaidyti, nežinau. Bet jo, eina paskaičiuoti. Turėtų eiti pagal idėją. Čia įsiolunė, Big Blindas. Tai gal jeigu čia ypač jo turnyras, tai dedam daugiau, iš karto. Gerai, bet nebuvo, o čia 11, visi dabar bus iš to pačio turnyro. Supratau. Nu, bet jeigu būtų, tarkim, Kijo, tai bent 3x arba 3,5 dėčiau. Gerai. Nes vis tiek, žinai, žmonės plačiau lenda dėl tos galvos, tai geriau apmokestinti tą lindimą, kad nebūtų 4-way kokio poto netikėtai. Gerai. Jūs čia įrašinėjat gal šitą pagal visą? statistiką. Ne, aš manau, ar įrašinėjai nerijau? Įrašinėjau, aš viską dažniausiai. Gerai. Bus įdomu pažiūrėti, vis tiek po to dar reiks. Tai aš čia dabar jau atsimenu, kad aš čia pakolinau. Bet ar galima pušinti, vat nežinau. Man šitoj vietoj aš kolo niekada nerašiau. Asmeniškai tau sakau. Vėlgi, čia pagal statistiką. Jeigu dažnai freebetina aktyvus žmogus, tai tiesiog forbešerinam ir viskas. Kolų čia nėra, tiesiog per mažai turime.
Ir be pozicijos sudėt po 6 gabalus, tai trečdalį vos ne žetonų sudėdi prie flop ir Ir po to be jokios foldini, informacijos. Ir be jokios informacijos, nes 2 iš 3 kartų misinsi ir jis tiesiog susibetais tave sudroš ir viskas. O nuo kelių bigų daugmaž pradedam kolinti. Čia vėlgi klausimas. Sakau, aš iki 30 bigų tai forbet šavinčiau arba foldinčiau, manau. Priklausomai nuo oponento, kuris mane freebetina. O ten daugiau, 35 kokie blindai, tai jau tikrai galima ir pačiam forbetinti, jeigu žinai, kad jis ten dar kažką suspazmins, žinai, su savo... Nu, jeigu koks maniakas yra, tarkim. O šiaip dažniausiai fletinam. Aišku. Gerai. Kaip tu Nerijau sutinki su tokiu dipumu? Sutinku. Nu, čia galima plėstis, bet per daug čia galima plėstis, kad, žinai. Kad pradės levelintis daug po to tų čia. variantų yra iš tikrųjų taip. Čia irgi negali taip irgi, sakai, ai čia 35 bigai, tai fletinu, žinai, arba ten 30, tai šavinu. Niekada nėra, tai visą laiką pagal spotą reikia spręsti. Nu čia šautai irgi atrodo kažkiek, nu, nelabai sąmonė, bent jau man. Aš jau pagalvojau, kad jau nebenumetinės, gal komitet kažkaip. Aš jau nebedaug beturiu. Ai čia šeši. Flopą jau gali paspausti. Nerodo kažkaip tau. Kaip lai paspaudžia flopą. Nu, okei. Grįšim, taip. Ne, čia blogai yra fletinti iš tikrųjų, nes dabar pats pasižiūrėk, čia tau gerai, kad pasisekė, kad tu pahitinai kažką, bet jeigu tu nieko nehitinai, tai pažiūrėk, kiek potė jau yra daug. Ir kiek pas tave už nugaros jau yra, tai tu praktiškai esi komitetą, belia kokiam flopė, bet nenorėsi susidėvinėti labai jau lengvai. Nehitinęs. Ok, jie deda 4-7 romanai, tęsk savo mintį, kad tau nepatinka čia nes šuvis. Nu aš tai galvojau, kad reikėtų fletinti iš tikro. Dar. Nes jeigu tu čia iššauni, tai dar jam palieki kokių nors, gal išgimdys kokį džeką sumastys nufoldinti. Jo, aš tai vis tiek jeigu jisai skinga ten turi, ar ten A10 iš džeką, nesvarbu, tu vis tiek, ar ten kinkvyną kokį turi, tai vis tiek tu jau nebefoldins į turnus jokius. Aš tai čia tik kolinčiau, manau. Dar kažkokį variantą pasilikti, jeigu jis ten netikėtai kažką prašiau turi, žinai, ir ten blefuot dar sumastys. Ar ten semi blefuot. Ok. Ar tu Nerijau šauni šitoj vietoj? Ne, galima tikrai kolinti. Nu čia matai, čia toks labai sunku tada spręsti, nes prie flop nereikia kolinti, nes tu dabar nei 5, nei 9. Čia lyg ir šauk, lyg ir kolink, tai toks, žinai, geriau savo nelysti į tos potus, kad po to būtų kažkas sunku ir tu nežinosi, ką daryti, ypač be pozicijos. Tai mažiau fletting be pozicijos, tik tiek patarčiau tuos freebetus. Ypač kai tokiam dipume yra. Tai tokiam dipume niekada nefletinam praktiškai. Nebent natsus turim ir žinom, kad žmogus... Jo, eisus, pavyzdžiui, gali ten. Eisus, kingus gali pasifletinti. Aha. Jo, kur žinai, kad, pavyzdžiui, žmogus daug freebet foldina, pavyzdžiui. Tai tada fletinam eisus. Gerai. Nu va, tadai, Čia pavyzdžiui, panaši situacija, kaip tu sakai su džekais, ne? Ar jis čia mums sudeda kažką blogiau? Tai jeigu šitas herojus, tarkim, šitokiam spotė, kur katofas prieš batoną foldina visas iš džeką, tai nesudeda. Bet tada mes čia galim tribėti viską išėlės ir jisai nufoldins labai daug gerų handų. Ir neatsižaidinės. Tai nežinau, kokios tai čia informacijos turėjo apie šitą žmogų, bet taip visiškai iš oro žiūrint, tai čia labai lengvas yra forbet šuvis iš tikrųjų, nes, nu, katofą tu plačiai didarinėjai, batonas pakankamai plačiai tribetins, tai turės to range, kur ir nufoldina, tai čia yra mažiau negu 30 bigų, tai važiuojam. Ir čia va pavyzdys labai geras, kur žmogus sakė, dabar nežinau, kuris sakė, kur prieš džekus, kas čia blogiau sušaus dešimkės, pavyzdžiui, tik dešimkės, sako, lieka, bet va iš džekas, mums, pavyzdžiui, iš karto atrodo čia šavas, forbet šavas, tai reiškia, už džekus čia blogiau iš džekas. Tai iššaus tai žmonės. Jo. O fletas tai man nepatinka, vėlgi. Eižekas ganėtinai prastai flopinasi ir be pozicijos žaidi, tai 2 iš 3 kartų misinsi, tai iš čia susibetų tave, nu, surinks tiesiog visą laiką.
Ir plus tu dabar nežinai iš tikrųjų, dabar tas flopas iš tikrųjų toks sąlyginis. Nes tu jokios informacijos neturi. Jeigu iš čia turėjo Ace Queeną, Ace Kingą, tu vis tiek nusistekint, kaip aš suprantu, žaidi. Nes jau nelabai ir gali foldinti iš tikrųjų. O jeigu A10, A8 kokį turėjo kaip blefą darė, tai hitino 2 poras. Nu tai tu visiškai be jokios informacijos ir dabar susidedinėsi. Čia iš tos serijos, kad bandai pigiau, bet gaunasi kaip visada. Taip sakant. Bet čia biškai turėjau daugiau blindų, tai ir man forbetinti reikėjo prieš ar foldinti. Ne, forbet šavi. Tiesiog ir tiek. Jeigu jis dažnai freebetina, ypač iš buttono, prieš late position openimą, tai tiesiog forbet šavin ir tiek. Ok. Na čia dabar ta pati klaida iš esmės, neleidai jam blefuoti toliau. Realiai gauni actioną tik iš geresnių handų. Jeigu jis čia sugalvoja blefuoti kokį nors, tai nežinau. Ten sugalvos kokį handą 9-6 offset, ne? Nu iš lempos, tarkim, sugalvoja. Ar ten karalius 3 siūtėt koks nors. Tai dabar tu pareizinės, jam viskas, nebėra opcijų jokių. Tau toliau berelin, blefuot ir taip toliau. Ir vis das gauni actioną iš tuzą 10, tuzą 8, jeigu blefavo. Ir tuzas dama, tuzas karalių, kuris farvelą jau norėjo susidėti. Na, čia viskas. Nu, laimėjai tą patą, žinai, prieš tos blefus, bet iš esmės tai čia tragedija gaunasi. Longrane taip žais, žinai, nes vien tas kolas į tribetą ir po to va toks žaidimas po flopą nieko gero neatneš tau iš tikrųjų. Toks gambling. O klausimas prie flopę dar, jeigu turim informaciją, kad ten tribetina retai jisai, kad netas, tai tada metam lauk? Jo. Metam lauk, ne? Tai taip, nu tai pats pagalvok, jeigu retai freebetina, tai ką iš čia freebetins? O jeigu retai tribetina ir turi suitėt, aš eidžiaką. Nu tarkim, kas yra retai tribetina? Taip pat tribetina farvelų čia nais. Kažką tokio. Nu, neblefuoja turbūt su tais tribetais. Neblefuoja. Nu tai va, tai. Su išdžeko esam nugaroja belia kokioj, šiknoj. Jeigu turim siutę, tai išdžeką. Tai kokiais 6% pagerinsim šią situaciją. 4. Nu okei. Nieko, praktiškai nepakeitė. Faktas, kad jeigu pas jį, žinai, atsiranda kažkokių blefų, ne? Nu tarkim, nežinau, sugalvoja blefuočius, kokiais nors tokiais handais. 9 dar pridė kokias dar. Nu nesvarbu. Nu random čia. Tu automatiškai, žinai, gali callint, bet vėlgi, be pozicijos callint, kai gali preliningai sušauti 30 bigų prieš tokį range'ą, ne? Plus 15 000 jau bankė. Jo, atsimink. Tai, nu, nebėra tas erdvės vėl žais, nes jisai turės poziciją, jis turės pranašumą, jisai repins tą savo, žinai, nacinį range'ą, nors turės ir blefų ir viskas, ir mums dažniausiai blogai baigsis. Tai nėra kaip ko. Tai jeigu mes turėtume, aišku, senas 35-50 bigų, žinai, taip toliau, tai prieš tribetorių, kuris tribetina, žinai, plačiau, tarkim, kokį 12% nesugalvoja iš tribetinti. Tai faktas, mes jau tada galim callinti ir žaisti tą flop. Aišku, norėtųsi, žinai, turėti siūtą tada handą, nes geriau žaidžiasi po flop. Bet ir su offset pražiūriai plačius tribetus galima pakallinti. Bet jau turėsi tada labai gerai tenais po flopą manevruoti, žinai, ir atsirinkinėti, žinai, tos spotus ir kokios jo tendencijos yra. Nu, čia jau advanced toks gaunas. Nes sunku yra. Nu, čia bent jau status susirašiai. Jo, ant vieno. 12 tribetas 12. Bet turbūt čia nedaug handų tu turi informacijos, ne? Ne, čia buvo daug 100 šiam gal. Tai čia nedaug. Ai, nedaug, daugiau nebuvo. 100 šiam ir buvo. Susiregais po 10 000 turi turėti. Gerai, dabar žiūrim vėl. Iš esmės visas tos pačios situacijos tau kartojasi, tas pats dalykas yra neaiškus. Ok, mes čia tribetinam aiškus, nes gaunam actioną iš blogiau. Čia yra vėlgi patogi labai situacija, tarkim, sušauti jam tikrai ir blogesnius tūzus ir dar kažkokius tai blefus ir panašiai. Ne, tai tribetinam, farvelui, bet sizingas yra per didelis, nes tu automatiškai surakini jam rankas sušauti tavo, nu, tos handus, kurios tu nori, kad jis sušautų. Tai yra blogesnius tūzus ir ten karalius blogesnius ir panašiai, tą range. Tai mažinam sizingą čia, iki 10 štukų. Aš kaip suprantu, tu bijai tų fletų dar, ne? Dėl to lydinį sizingą, tu nori, kad jis arba presušautų, arba foldintų, ne? Jo, taip ir buvo. Bet iš tikrųjų tu turi norėti, kad jis ir fletintų, nes jis fletina tos handus, kuriuos tu dominuoji. Ir dar kitus, kur nedominuoji, jis tiesiog mesins ir tu susibetų laimėsi.
O kad ten praloši kokius ten 1 iš 3 kartų, pausflopė, tarkim, tai čia ne problema iš tikrųjų. Aišku, dabar čia įdomus tas forbetas. Nu, aš tai vis tiek nefoldinu iš tikrųjų. Niekaip nesurašiu foldą. Sunkiai. Čia galbūt gali būti levelis, kad nori pademonstruoti, kad atseit čia tūzai karaliai, bet mes tūzai karalius blokinam, nu, ta prasme, čia nėra daug šansų, kad tu pakliūsi tokį mega coolerį tokiai situacijai, kad pas jį bus tūzai karaliai. Prieš visą kitą tu labai gerai stovi ir laikome savo... Plius čia dar Fishas dar sumastys forbet foldin dar kartais, tai čia iš viso čia būtų, žinai. Tada super. Nu ir sustumė. Aišku, kai išeini prieš kokius eisus kingus, po to galvoji, kad ai, gal reikėjo foldinti ten dar kažką. Nu čia kaip pavyzdį, žinai, bet vis tiek nefoldinam šitoj vietoj. Nu, vat aš šitą ir galvoju, ar čia vat AK aš pamačiau, ar silpniaučiai rasčiau kada nors nugaldamas. Ir ar apsimoka dėl. Ir įmečiau tada. Matai, tu jau freebetini, nes aš tai nematau čia foldų, kai tu freebetini. Ypač kai tu čia užrašai, kad freebetas dar 12,5%, nu tai čia didelis tas freebetas. Bet vat nestylinais visai iš pozicijų. Nu jo, bet matai, tu turėjai 160 handų, čia tikrai nėra tas rodiklis, kur ten labai aklai galėtum žiūrėti. Čia buvo, man atrodo, šitas handas. Buvo. Jo, čia šeškės tos. Žaidėjas mėgsta pastilinti iš tų pozicijų, turi didelį fold tribet. Kiek yra didelis foldų tribet? Anot tavęs. Kas yra didelis? Buvo, aš manau, nuo 8 mažiausiai. Ai, nu čia labai didelis. Okei, nu galima čia išrašyti. O tai gerai, atsakyk dabar pat savo klausimą, kas yra didelis tribet, ta prasme, ką mes žinotume. Nežinai, su tais tasais iš tikrųjų kyla klausimų kartais, kai kas yra, nu, tarkim, dabar kas yra didelis foldų tribet. Dabar žiūrėk, tarkim, kaip čia dabar išeina iš tikrųjų matematiškai, jeigu taip visiškai palysti tą matematinę matricą, ne, iš ko čia susideda tas pokeris. Didelis foldų tribet būtų toksai, nu, jeigu taip atsakyti gudriai, ne, į tavo klausimą, toksai, ta prasme, pakankamai didelis toks, kad mums apsimokėtų tribetinti iki 14 štukų ir jisai numestų. Tai ta prasme, jeigu mes investuojam 14 štukų, o bankai yra 14 štukų, tai jeigu jisai numeta bent 50% handų, mes automatiškai pliusinam iš to. Va tu ir atsakymas. Tai, nu, reikia žiūrėti pagal situaciją. Jo, bet jeigu tai paprasčiau atsakyti, tai didelis tribetas būtų koks jau, nu, sakyčiau, šiam 5-7 jau galima pradėti tribetinti labiau light. 80, jeigu jis foldina 80 į tribetus, tai tu su 14 štukų investicija čia ATC gali drožti į belekaip. Tik aišku, reikia nepamiršti. 14 gal biškai per mažai būtų. Nu taip, bet dėl to turim dėti daugiau, dėl to jis ir turi nufoldinti daugiau, ne negu 5%. Taip. Dėl to ir yra tas šiam 5-7. Plus dar nereikia nepamiršti, kad šitie žmonės kars nuo karto atsibūsų savo ten top, nežinau, 6% range ir dar to už forbetjamins. Tai dar dėl to reikia, kad jis turėtų bent šiam 5-7% tikrai. Tai 80% tikrai čia yra žiauriai geras statusas patribetint laivą. Jo, nes iš tikrųjų aš pats savęs esu pastebėjęs, kad aš labai mažai naudoju tribetų iš tikrųjų ir prarandu labai daug šitame dalyke. Ir ypač mažai freebet foldų pats naudoju, ne? Nu, ta prasme freebetų kaip blefą, ne? Jo, mažai. Reikėtų arsenalė. Čia tai labai gražus, tas iš tribetų. Pasinaudoju savo turimą informaciją ir ją panaudoju tinkamai. Va, čia tai va, žinau, aš supjau, atrodo žiauriai. Ar čia apsimoka man kolintą šortą? Nu, iš žaisti prieš šitą. Klausimas, kas čia per šortas? Čia jau... Ir čia 2 spalis, man atrodo. Tai jo, bet jeigu čia koks netas Fishas dar sėdi, tai aš dar openinčiau. Jeigu ten kažkiek bent jau mąstantis, arba šiaip Fishas, kuris ten average buy-inų žaidžia visai nemažu ir ten daug minusė, kur tikrai nebijos pralošti, tai čia jis labai dažnai sustums, tai čia klausimas, ar apsimoka tau openint. Bet sakau, jeigu Fishas netas ir ten mažu average buy-inų, kur ten dar foldins iki pat ten jau nukritimo, kol negaus ten kokio gero hando, tai openinamo, aišku. Čia aišku, kokį Jacką 9 jau darinėjom, nes Jackas 9 per daug equity turės prieš tą 5 bigblindų šūvį, kur esam komitet. Bet tokius jau dugninius biški handus tai galim ir numest.
Čia jeigu gamblina, jisai, ta prasme, tasai vat yra, kaip Romanas sakė, kuris nebijo čia susidėti, žinai, su Jacku 10 offset, nes jam čia gerai yra. Nu va, čia gal tas fišas sulaukė tiesiog to handų, tai tu to ne... Mes... Gal taip ir atrodo. Čia, jeigu nokautas, tai atidarinėjom viską. Okay. Ta prasme, Ir dar tas didesnių sizingų. nebegalioja, ir didesnių sizingų. Nors ne, gal taip tik geriau minreizą, tada galėtume šavinti į tą Big Blindo flatą, tarkim. Ne, jeigu sugalvotų. Jeigu sugalvotų kolint. Kažkodėl nenori rodyti. Dar kartą, pasikolinam arba foldam, ypač šį 6. Kai, žiūrim. Ar čia bus kas nors iš viso. Čia aš pamėtysiu dabar handų, jeigu ten žinutės gausis, tai nekreipi dėmesio. Ja, gerai. Ar foldint, čia turbūt jo. Tai čia tas sizingas čia nėra didelis, čia nėra 3x ir jis yra iš smolo prieš bėgą, tai čia normalus sizingas, aš tai čia šavinu, pavyzdžiui. Okay. Mažiau negu 20 bigų vėlgi. Ar ne? Nu, panašiai 20 kėlį, bet galim PVB, ten 20 kokius šautus tokius tūzais. Sušaunam. Drąsiai, ne? Taip, taip. Jo. Nu, nebent ten kažkoks mega, nytas jau sėdi neaiškus, bet nu, tokių nebūna praktiškai niekada. Čia viskas gerai. Įbridai. Žiūrim tada kitą tą paskutinį. O čia nebuvo tas handas, Eižekas jau. Buvo, šito jau matė. Taip, čia izoliacija. 3-3-5. Flopas. Aha. Okay. Nu, nes vieni buvo vakarėmis tikytis, o čia... Ne, tai nieko čia koks skirtumas. Žiūrim tą. Tai pasižiūrim, kur čia... To dar palabiškų, tai aš visų sumetu tada, kad nesitrukdyt po to. Dar pusvalanduką paanalizuosim, pasidėsim. Pas mane kiek čia yra? 12 handų. Ar 11? Okay. 12. Taip ir lysim gal. O tai kaip jūs čia žaidžiat iš savo bankrolo dabar, ne? Jo, Supratau. deginom. Mačiau, tu čia sekmadienį 10 skritai iš Torme, ne? Štorm 10. Irgi taip blogai sužaidžiau ten aš deep. Nu, nes aš nelabai moku, aš visą laiką tos įtangauį mokinausi. Turnyrų tai va, iš idėjos. Tai dabar bandai turnyrus pereit, ne? Kaip suprantu. Jo, įtangauį tikrai negrįšiu. Nu, va, įmečiau, galim pradėti biškai tada apie save, kad aš dar pakankamai žalės esu iš tikrųjų, tai dabar lošiu tik tai mikro limitus, nes, žinai, bandau savo žaidimą tiesiog susistatyti. Nenoriu deginti, kaip sakant, pinigų be reikalo, tai bandau tik savo žaidimą susistatyti, kai jau pajausiu, kad, žinai, kažką jau žaidžiu normaliai, tai tada pradėsiu ir biškai rimtesniam sumom, kur kažką galim uždirbti, dabar tiesiog esmė, žinai, yra. Rezultatai parodys. Kada jau išmokai kažko. Gerai, čia viskas tvarkoja. Nu pasako, kad tai flopas gavom second. Palauk, aš dabar esu čia. Jo, tai ką mes darom, ar mes čia galima kažkokį įdėti? Nu čia čekinam greičiausiai, ne, čia čekinam. Taip, čekinam, niekada su nededam, Čia nėra jokio tikslo čekinti. Jeigu betina foldinam iš viso čia nais. Nebent dėtų šitas kokias. Kas be ko. Taip, visi dabar čekina, Ciridana šeškė. Tas pats, manau. Aš tai čia... Nes galėjo Eisas čekinti irgi, ta prasme, flopą. Nelabai, žinok. Galėjo kokį tas pats karalius dažniausiai betins. O karalius aukštesnis, ta prasme, man neverta bijoti ir karalių aukštesnių. Ar verta man čia su karalių 4 kažką... Matai, tu čekini leidi kokiom damom, 10, kur atidarinėt galėjo tiesiog pasigauti nemokamai gačiotą. Ar ten turi džeką 10, pavyzdžiui. Dama bartukas irgi. Nemokamai jie žiūri riverį, kai tu taip leidži. Aš dabar galvoju, ar aš dėjau iš vis betinu ar ne? Reikėtų čia, aš manau, betinti. Pusę banko įbetini ir užtenka. Čia yra situacija tokia, kur tu, čia, galim sakyti, neblefuoji, nes nieko čia geriau neišblefuosi už savo handą. Vėlui trauki iš kažkiek trauki vėlui, bet čia iš esmės nori... Tai dar flush drotų ir net atsikarti. Labiau nori ginti savo handą ir pasižiūrėti, kas vyksta. Nes kai tu čekini, tu jokios informacijos nerenki ir jie čia visiškai beleka gali turėti.
Čia gali turėti kokius 8-7 būgnų ir tau betint ir nebežinosi, ką daryti po tau ant riverio ar taip toliau. Arba dės kokį 150 sugalvosi dėti ir ką. Tai betinam, pasižiūrim, kas vyksta ir viskas. Riverį dabar jau tai tikrai betinam dėl vertės. Tikimės, net... Jo, riverį aš dabar ir turiu pasiklausęs, iš tikrųjų pasirašęs, ar mums verta tą turną riverį čia dėti kažkur, tai aš manau riverį tikrai, kad čia apsimoka. Nu, aš manau, apskaičiau yra turnė betin. Dėl to, kad yra atsivertęs flush draw, yra prastesnių gal handų kažkokių, džekų, pavyzdžiui, tos ir pačios damos, kai kada, kur atidarinėjo žmogus iš pirmos, nu, original raiseris. Manau, kad tikrai galės ir damas, ir dešimkės, ir jie mėgėjai tiesiog callinti ir dar, nes ale graži ranka ir nenori foldinti iš karto. Tai aš manau, kad yra ten tų handų, iš kurių vėl jo dar galima paimti. O riverį tai jau mažiau iš karto, nes flush draw nebemokės, džekai rečiau mokės, manau. Na, aišku, tos damos turėtų fišas nebepaleisti irgi callinti. Bet yra tų handų ir dar tu nemokamai neleidi pasižiūrėti visokiem gačiotam, kokias turi kokį 10-9 arba 10-8. Verčiasi riverį dama ir jis jau viskas, turi straight. Ja, taip, pabetinį yra, kas blogiau nukauna. Čia kaip sakė, dėl apsaugos tiesiog, savo handą apsaugai. Ir dar iš kažkiek blogiau kartais vėl jo gauni. Supratau. Nu va, ta pati dama, krenta dešimkė arba pitakas ir tu viskas, praloši banką, kur ten nemokamai jis pamatė. O aš čia pračekinau riverį, ne? Pračekinai. Ja, riverį tai būtinai reikėjo kažką mesti. Dėk. Nėra čia tas bankas toks didelis, kad tau ten žiūrėsi pusę banko, žinai, o šitą pusę savo steko, ten žinai, ir jau ten neaišku, kur dingti. Tiesiog, mažiukas bankas pakankamai yra palyginus su stekais, tai įmetit žetonų ten kokį 6-7, net nebūtina pusę poto dėti ir žiūri, kas bus, žinai, ant to riverio. Tiesiog prasičekini, žinai, kas vyksta. Nes dabar tavo oponentai freerolino su 24% prieš tave. Nemokamai. Tai, nu, nėra geras dalykas. Čia normalus? 2 overiai. Nu šiaip flopas tai labai ne kažką yra iš tikro ir dar kas mane neramina, kad šitas žaidėjas callina iš small blindą. Kai žmonės iš small blindą callina, nemažai pas juos range yra pocketų. Tai 2-3 tu čia išmesi, 4 pitakai setai, 6-7 nemeta, 8 setas, 9-10 nemeta lauk ir taip toliau. Ar ne? Plus yra visokie kombo tų pačių overių, ne, su flush draw, kurie irgi čia nefoldina. Ir nebus tau kaip žaisti iš tikrųjų. Tai aš tokio flopą neatsibetinčiau, nebent čia būtų koks nors karalius dama su flush draw. Tai nebetinam iš tikrųjų. Gal nėra pats idealiausia, žinai, čia idealiausia situacija. Mes turim dar 2 overius, kur galim pasigauti tiek karalių, tiek damą nemokamai ir nereikės čia į čia kreizą nusimesti. Galbūt geriausia hando, jeigu jis čia kreizina kokį nors ten queen jack, siūtė to ne, taip toliau. Tai čia biškai per šlapės tas flopas iš tikrųjų atsibedinimu. Aišku. Nu dabar čia turnas tai tau pats idealiausias iškrito, bet kadangi betinom flopą, tai nu tektų betinti ir turną. Dabar nežinau, jis donkina čia vos nepotą, ne? Aha. Ne, ką jis čia? Atrodo labai baisiai. Nes jisai pakolino flopą ir po to ant karaliaus atrodo scare kardo pats donkina, tai nu, atrodo baisiai, aišku, čia neaišku, koks lygis yra, tai tokiam lygiai aš ko gero čia nusistekinčiau tiesiog su to karaliam, nes čia aš tikėčiausi pamatyti iš jo daug blogesnių visokių random handų. Tai čia biškai sunku analizuoti tokiam lygiai, ką jie čia daro, nes... Ne, žinai, svarbiausia analizuoti, kaip nekreip dėmesį, kad čia, žinai, tas $1 ar kažkas, tiesiog, žinai, bandom žaidimą susistatyti. Taip. Tai, nu, čia trūksta truputį informacijos, ar jis čia išdonkina su blogiau, ar čia pas jį visą laiką yra setai ir visai čia, žinai, rodo stiprybę. Tai nuo to priklauso, jeigu mes žinom, kad jisai čia išdonkina daug prastesnių handų, tai aišku, tiesiog šavinam, alainą ir tikimės iš blogiau kolų gauti. Bet jeigu jisai čia betina tik tais pačius geriausius savo handus, tai čia nelabai yra ką daryti iš tikrųjų. Nu, dar galima... Tai prasme, low limite prieš random žaidėją, aš tiesiog čia irgi visą laiką susidėčiau ir tiek.
Taip. Nes čia gali būti su- betinės ir flush draw, galbūt, ir panašiai. Aš taip sudėčiau turnį jau, Taip, aišku. tą donk. Nes dabar jau po tokio riverio, nu, gerai, kad čia parodė, bet realiai tai tu jau nelabai ką ir bitini. Nu, nebent va, No. tūza 6 ištraukė. Bet tiesiog turnę sudėčiau. Aha. O šiaip čekinam flopą, nes nepalankus flopas čekinimui. Tai pačekinam, gaunam tą karalių, leidžiam jam donkinti ir kolnam savo mažesnį. Jo, jau tada, jeigu jau čekinom flopę, nes aš irgi sutinku už čeką, tai tiesiog galim ramiai nusikolinti turną ir riverį galim nusikolinti, nes bus tie betai nebe iš tavo lino. Jeigu jis jau ten turi setus, ar ten būgnus riverinės, vis tiek tau nebereikės susidėti. Tai tu dar galėsi tą turnyrinę gyvybę išsaugoti. Kad Jo. ir iš čia turi kokį ketvirkės pitakus, pavyzdžiui. Aha. Plus išlaikysi jo visus blefus, kuris jis galbūt sugalvos blefot. Tarkim, kad ir su būgnais ir po to neiškris būgnas, jis galbūt sugalvos toliau blefot ir taip toliau. Ar šiaip kokį nors tenais beleką pavers dvojkas į blefą ir panašiai. Arba jis fletino, tarkim, kokį K10 iš smolo. Mhm. Ir tu turnę gauni iš jo vėl, kai karalius turnintas. Nu čia kaip pavyzdys dar prie tų hendų visų. Prie blefų visokių ir prie jo nacinių rankų. Ok, Mindreizas labai geri otsai, nuo blindo ginam aiškus. Tokį konektorių. Jo, čia mes gausim, aš kaip pamenu, gerą flopą ir kaip tiesiog vertę reikės ištraukti berods geriausiai. Gal aš nestabdysiu geriau, nes kažkaip čia žiūriu. Užstringa jisai. Po to nesigauna. Aš čia berods čekinau ir kolinau ir žadėjau riverį sušauti, bet jis pračekino irgi. Ok, leidžiam jam čia blefot, viskas čia yra gerai. Aha. Čia nėra kaip reizinti ir tikėtis iš blogiau gauti, nes Aišku. realiai jeigu tu reizinti, tai tu gauni actioną tik tais iš full house'o, o ne ketvirkių, dvojkių galbūt, jeigu betino dvojkas. Ir, nu, gal kartais gauni iš kokio flush draw turnintą, bet čia, nu, labai mažas tas range'as. O visa kita lieka, iš tikrųjų, iš ko tu gauni actioną, tai yra iš geresnių damų. Tai, Nu dar poketai yra, tokiam lygiai jie irgi nepaleisi visokių poketų tarp ketvirtų ir džekų. Tarkim. Ir damų tai yra, kad ir tos džekus. Bet jo, kas čia nu, čia, vyksta? bet neleidžiama žiūrėti. Tai tu nebestabdai. Ir dabar gerai, riveris tenais berods nieko nepakeitys, nors dabar nepamenu. Žodžiu, aš riverį irgi čekinau. Tai gerai. Ir jis irgi prasičekino, jeigu aš gerai pamenu. Tai žodžiu, riverį nieko nededam. Čia. Ne, čia viskas tvarko yra. Ne, leidai jam blefot. O jeigu jis turi geresnį handą už tavo, tai yra geresnės damas arba house'us, tai, nu, teks jam sumokėti. Viskas čia gerai. Nebūtų jis pagavęs džeką, gal net būtų sugalvojęs betinti ir trečią. Dabar pagavo džeką, tai galvoja, gal užteks to džeko, žinai, tai nučekino. Nebūtų nieko turėjęs, tik džekai galbūt... O gerai, jeigu jis, tarkim, duotų, ar jis čia turi tam žetonų, tarkim, dar vieną duoda nedidelį betą ir man šovinti, ar ką daryti su juo? Ne, tik kolinti. Tik kolinti? Jo, dėl to, kad tu negausi to kolo iš blogiau iš tikrųjų. Visos geresnės damos kolina, nes iš čia blogesnių nelabai raupinina. Tai ir visi full house, žinai, kolina. O jeigu jis ten blefavo, tai ar taip, tu jau nebegausi jokios vertės papildomos. Tarkim, jeigu su šito sugalvos blefot, tai jisai jau ant river, tarkim, riveris koks nors trojkė, nebugninė, ir įsideda kokius 400, tai tu jeigu reizinsi, tai jisai nekolins, vis tiek check 9. O nukolins, kaip Aišku. Aiškus mikrolimitas, visko būna, bet ne tiek žiauriai. Esu matęs visokių kolų. Ok, karaliai. Tribetinam dėl Daug- vertės. Daugiau norisi gal biškį freebeto. 6-7 kokius? Ne, 7 nereikia, 600 kokius, nu bet ir 5 neklaida ta prasme, bet tiesiog norisi, nes aš žinau, kaip čia jie low limituose nemėgėjai foldint prie flop. Vien dėl to, žinai. Tai 600 galima tikrai padėti. Ne, dedam į banką. Ir čia dabar daugiau. Daugiau. Čia reikėtų bent jau kokius 40%, tai tikrai, ne? Ne, 50%, tai vien jau 50. mažiausiai. Čia drovė yra, ta prasme, jeigu jisai turi kažką, kas tau mokės, tai jisai ir mokės tau.
Mhm. Tai ir Nes deda. įsivaizduok, krenta turnė, džekas, dama arba dar kryžiai kokie. Kryžiai tai dar, bet jeigu džekas, dama, offsuitė, tarkim, ten būgnų. Tai Jo, tai- yra tų prastų turnų, žinai, reikia apsisaugoti. Ir kaip sakė, Mhm. jeigu jis ten turės kažkokį drotą, jis vis tiek tau mokės. Jo, nepagailėkim iš tikrųjų tose low limituose dėti jiems daug, nes jie viską moka iš eilės, jie nežiūri į potą. Jie žiūri handą, jie žiūri, kad jie turi dar šansų laimėti ir call. Viskas. Pas jūs tokia logika yra. Ir dabar, vat, ką darom. Ne, tai tokį. čia easy Tai callas. čia viskas susideda. Easy callas. Taip. Nereikia bijoti, kad iš čia Ne. šitą, nes, žinai, taip labai stipriai atrodo tas jo, bet... Ne, potė jau per daug yra, tu turi top setą, pas jį čia yra ir blogesnių setų ir visokių handų, tai susidedam. Mes jau komitete esame, mes jau sugrūdom. Jo. 2/3 savo steko, su top setu tikrai nenumesim lauk. Čia bus Ir dar čia flash bus- draw turi. Taip, ir dar redraw turim iš esmės prieš blogesnius flash draw, ne? Plus turim redraw į full house, jeigu jis turi flashą kartais. Tai jis ir turės kartais flashą, bet tiesiog mes komitete. Nestabdysi šitą, jeigu ką. Greitai aiškinkitės. 11 bigų atidarinėja, tribetinam, stekiname su to ir viskas. Jo, freebetinam ir susirenkam. Dabar jau renkam jį, turim open enderį, viskas nėra ką daryti. Tai ką, atsišovinam? Klausimas, nespėjot užduoti klausimą, sekantis jiems. Sudedam prieš šį flopą, pažiūrėk, jis 11 bigų atidarinėja, čia low limitas, čia visi belė ką čia Jo. gali atidarinėti. Tai tribetinam iki 500 kokių ir viskas sudedam prieš jį. Jisai bus komitet po flopų ir prieš flopą, ko gero, irgi komitet bus. Sudedam. Aišku, nešaunam, nes ten yra 35 bigų stekas, prieš kurį mes šauti tiesiog negalim. Jeigu tenais būtų stekas mažiau negu 20 bigų, mes galėtume tiesiog šauti iš karto efektai. 20 bigų ir tiek. Kadangi yra 3-5 izoliuojamas. Jo, čia prie flop klausimas, žiūrėkit, bus gali sustabdyti dabar. Aštunkės, ne, čia palauk, kaip čia dabar viskas vyksta, mes atsidarom mane ir yra short už manęs. Ar mes apskritai lendam su aštunkėm čia? Ir small blindas turi tribetą didelį 20%. Lendam. Tai čia jis nelabai įtakos padaro, kad 20% čia turi tribetą. Gerai, bet ta prasme, atkreipiam dėmesį į shortus, kad yra čia skaityk 1, 2, 3 žaidėjai, kurie turi mažiau 20 blindų. Ar su aštunkėm verta mums čia lysti? Taip, nes mes galėsim... Apskritai gal... Lendam, mes galėsim su jais... Lendam, kad surinktume, ne? Taip, lendam, kad surinktume. Taip. Aha. Tik tą gal limperį norėtųsi izoliuoti 4x gal. Dėl to, kad tiesiog, nes aš taip tikiuosi, kad jis daug čia limpina ir kolina mūsų reizų. Tai žinai, kad būtų paprasčiau susidėti pausflopę. Ir kad nereikėtų žaisti multivei bankų, tai aš 4x dėčiau. 3x plus 1 limperį. Atakuojam šitą ir norim išsiizoliuoti visus šitos, nes su aštunkiam nenorim žaisti multivei bankų. O čia jisai jau tiek mažai turi, kad izoliuojam ir bandom susidėti su juo. O čia žiūrėk, prieš 20% tribetą, tu su aštunkiam esi prieki. Tai pridėk dar visus dead money, kurie čia bus, tai tas visiškai nieko netiko. Ok, flopas dabar multivai su tūzu. Oi, sustabdžiau, tai... Kol... Klaidėlė. Tai čia čekas turbūt normaliai, ne viskas. Nu jo, reikėtų jau čekuoti, aš manau. Tenka dėja, bet tenka čekuoti. Freeway bankė. Jeigu šito žmogelio nebūtų, tai tada susidėjinėjom su juo. Jo, su juo, aha. O dabar turnas irgi čekas, ne? Jeigu gaunam čeką. Aš taip betinčiau jau. Ne, betinam. Žiūrėk, dabar šitas žmogelis, jeigu turėjo tūzą, jis ko gero būtų betinės. Turnas atsiredeno, šitas dar neturėjo ant flopo šansą parodyti, kad jis turi tūzą. Bet turnas atėjo, jis vėl čekina. Nu tai labai retai bus, kada nučekina tūzą. Bus ten kartais... O gerai, o jeigu, tarkim, būtų atėjęs turnas ne ketvirkio, o tarkim, už mūsų overis kokia 10, vartukas, dama. Tada čekina. Nes galėjo hidinti ir jisai galėjo hidinti ranges ir nenumesti. Tai čia betinam kokius 400 ir pažiūrim, kas bus. Nu vat kaip jisai, o ne, dėjo 288 ir viskas. Čia jau foldas, nebėra kaip čia vilkės. Čia jau foldas. Nes jis įdėjo, 288 ir pasižiūrėjo viskas, kas vyksta. Jis gal kokį 7 čia turi.
Gal nelabai. Nu, panašiai, trojkas, panašiai vertė. Jo. Bet tiesiog tą limperį prasiizoliuok 3x plus vienas blindas dėl to, kad limperis yra. Kad išvengti multivėjus po to. Jo. Jo, nes aštunkės prastai žaidžia. Tai va dar pridėk va dabar prie to reinčio dar kažką. Parodyt, kaip aštunkės krenta iš karto multivėjų potį. Tarkim, Daug pridėk, nes 10-7 jis ten kolino, tai tarkim jis ten visus vos nesiūtė ten daug, kad ten. 10-7 ten buvo to original Razerio, tai. Limperio ten buvo. Taip. Ai, nu jo. Atsiprašau, limperio. Original limperio. Nu va, kaip smarkiai nukrenta iš karto. Tas aštunkės prieš. Iš 52, 15% kerta. Nu čia biški blogas buvo prieš tai range'as, tai 3-better range'as. Ne esmė, bet esmė tokia, kad freeway bankė tu iš karto su aštunkiam tau nukrenta equity prieš vieną. Kai prieš vieną turi daugiau negu 50%. Tai. Jo. Čia prie flop tai 400 norėtųsi gal pamatyti, nes ganėtinai deep esat. Vėl ta pati situacija, nenori tu multivėjų žais, turi handą, daug žmonių už nugaros yra, pakankamai deep esat, tiek daugiau. Betinam būtinai. Betinam ir susidedam vėlgi. Jau mažai pasisteko yra, mes turim overpairą bordui. Jeigu jisai turi setus ar ten straightus kokius pahitinės, tai viso gero tau, bet tikrai gausi actioną žiūrėti daugiau. 9, 8, 7, 6, tuzas 5, tuzas 4, tuzas 3, taip toliau. Tai betinam ir susidedam ir okei. Ok. Ir dabar tekti dar kartą pažiūrėti visiems. Šitą nenaudojam, davai šitą nenaudojam. Geriau dedam tada tos... Jo, ta pasiūlykai kažką geriau. Kur geriau? Tai boomas arba dedam tekstinis failas, kad aš galėčiau suimportinti. Nes boomas, žinai, ta prasme, boomas neveikia, nu gerai, žiūrėjau dabar. Jo, čia betinam turną, susidedam, viskas čia tvarka yra. Nu, čia tą patį actioną būtum gavęs ant flop. Aha. O gerai, dabar žiūrėt, aš per poker trackerį, kai, tarkim, analizuoju, žinai, kitą dieną, tarkim, kokį turnyrą, aš nebegaliu į boomą susidėti. Į boomą negali, bet gali tas grynus iškopijoti. Bet tekstinis. Tekstinis geriau tada mes. Taip, tekstinis, tai aišku. Bet yra dar kažkoks tas two hand kažkoks, aš dabar neatsimenu, bet rasiu ten toks patogus žiūrėti. Yra, bet suprantate, jeigu jūs turite iš tikrųjų tos raw, tai mes galėsim visi importuoti į hold'em managerį ir mes tada pažiūrėsim tos visus handus su statistika. Aha, ok. Vis tiek kažkokios statistikos bus, aš ten turiu tos duomenų bazės šiek tiek. Aš poker trackerį naudoju. Na, tai gerai, tai ten yra tas į raw iškopijuoti, copy raw, ten kažkas tokio, dabar nepamenu pats. Yra. Nu, mažokas. Labai šlapias flopas, vėlgi čia jie beleką daro, ko gero šitose turnyruose, tai dedam čia kokius 900 ir bandom susidėti, ko greičiau, kol neiškrito šeškė kryžinė. Tai daugiau, protektinam, mes čia turim geriausiai handą, jeigu, sakau, vėlgi, aišku, ten bus pas jos ir setai, žinai, kažkokie ir tuperai čia kartais, bet bus labai daug ir random visokių handų blogesnių, tai prieš visą tą range'ą mes priekį esam ir mes susidėjinėjom, žinai, tiesiog. Jeigu būtų koks 8-5-5 be flush draw, tai tinka sizingas. Ja, tada tinka. Nes nėra mažiau tų kombinacijų, kad iš čia gali kažką turėti. Bet va šitoj vietoj tai visi tau kryžiai netinka, 6, 9, net ir 8, 7 kokios, nu nėra tą kortą, kad labai jau būtų super. 7 tai dar, bet 8 tai tikrai. Nu tai čia nėra. Čia susistumė, ne, ta prasme nėra ko bijoti, tam ta prasme, kas tą 7 gavo. Nu jo, bet tiesiog... Čia viskas gerai, supranti, čia jie iš tikrųjų, pažiūrėk, kiek jisai klaidų padarė. Čia padarė klaidą kolandamas. Čia padarė kolandamas klaidą. Nu, čia jam pasisekė, ne? Ne, nu ta prasme jis flopė, tai jau kolina vis tiek, jeigu jau kolini prie flop su 7-3, tai kolini ir flopis. Bet čia testinumas tos pačios klaidos prieš flopą, tai viskas čia yra gerai, jeigu jie ten pagauna, tai čia nepergyvenk dėl to. Bet esmė tokia, tose low limituose žiauriai smarkiai žaisti savo tos visokius overpairus ir taip toliau, nes, nu, jie tenai su belekonų sustekina iš tikrųjų tai. Matai, kad jeigu prie flop 7-3 nefoldina, tai flopiais tau ten į pot size betą nefoldintų. Nu, esna. Ta prasme, tu turi low limituose iš tikrųjų biškai pervertinti savo... Daugiau, ne? Jo, ir nepabijot pervertinti iš tikrųjų, nusistekinti. Gerai. Aš pakankamai bijau ten nusistekinti su to pairo ar ten ar kokį... Nu, bet matai, galiausiai vis tiek nusistekinti. Tai geriau didesnį sizingą dėti ir ištraukti tą value iš savo handų.
Nu čia nežinau, ar yra klausimų, pagynėm, turim du overius, gačiotą ir poziciją ir taip toliau, tai aiškus, Gatorą dar. Jo, čia viskas. tai gynam. Va čia įdomybės prasideda. Jo. Ir dabar... Aš šitoj Olga, vietoj turbūt. žinai, kodėl kolinčiau dar. Dėl to, kad jeigu hitinsi aštunkę, tai jis dar galės ant splito pabandyti sumokėti hero call'ą, pavyzdžiui, pot size betą. Aha. Ir plus čia dar gali blefuot, plus gali septinkę kokią betint ar šeškę, tai manau, kad čia nereik bijot būtent tų, kad visą laiką iš aštunkės turi. Tai manau, Jo. kad vis tiek dar kolinam vieną, tai tikrai. Nu, Dabar foldas. nebėra variantų. Tiek flash draw sudarė, kuris galėjo betinti tikrai, tiek visi straitai toliau ir taip toliau. Nu nieko, nebitinam iš tikrųjų, tik visiškas blefas tai. O pas tave čia tikrai pilna yra ir tuperų, ir straitų, kurie taip pat galėjo sužaisti iš esmės, o ne? Tai jisai neturėtų čia blefot per daug. Aha. Ką mes čia turim taip. Blefavo su geriausiu handu. Įdomu. Nu, low Ne, limit. iš vėl jie traukia. Vėl traukia, sakai. Ištraukia. Pavyko šį kartą jam. Jis turi tūzus, jis nori didesnio banko. Ok, limpas su TG, mikroizoliacija, aiškus, ginsimės. Flopas forvai. Gaunam flush draw. Suskaičiuota. Čekinam šitą, ta prasme. Čekinam, Patys sėdėdam. aiškus. Čekinam kolonam, nėra reikalo čia kažką daryti. Nu, ir čia turime... Čia. Aš čia- Geras čia- tas- Čia šavas, jo. Čia šuvis, Viskas jo, šitą pat. jo, viskas tvarka čia yra. Jisai pats Bet dažniausiai. prasičekint geriau. Pirmam prasičekint geriau, ne? Tai jo, nu tai dabar tu, pavyzdžiui, flopė įdonkintum ir jis tau sušauna. Tai tu nenori labai ten susidėti irgi su 4 high flush draw ir ten gačiotų. Aišku, nebus ten labai gale, bet, nu, nėra labai jėga susidėti šitoj vietoj. Geriau pigiau hitinti ir tada, kad susidėtum. Vis tiek jie nefaldina, tu eis. Tai tu čia, jei kai jis betina į 3 žmonės, vis tiek tu čia fold equity nelabai turi. O be fold equity su 4 high susidėti, tai, nu, nelabai gerai. Aišku. Jo, tur nepraleidžiam, leidžiam jam betinti ir šaunam, nes taip gerai susižaidžia. Vėlgi. Ok, tūzai, paskutinis handas final. Visų pirma, sizingą Tik didinam, parinktas. 3x-inam. Didinu. 4x-inam gal netgi čia prieš toks fišus visiškai. Bet mes nenorim, kad, ta prasme, įlystų keli, tarkim, žaidėjai. Nenorim, tikrai. Ne. Geriau. Pasižiūrėk, jūs esate, čia kokie blindai, 5 PM, 100 bigų realiai deep, apart to small blind. Mhm. Tai jis įlenda su kokiom dvojkiam sumokėjęs 2 blindus ir jis tai surenka post flop. Hitinės. Tai, nu, nėra labai gerai. Mhm. Tai geriau dėti kokius net 3x, šiaip dažniausiai standartiškai 3x. Bet jeigu tu ten žinai, kad va, $1 turnyre žaidi, tai žinok ir 4x ar ten 5 net x, žinok, tokiuose pradiniuose leveliuose nėra klaida irgi. Jie vis tiek nefoldina. Aš 3x žaidžiu iki pirmus 3 levelius. Po to naudoju 2, 3, 2,5, 2. Nu, čia eilinė klaida visų žaidėjų, kad jie pagal levelius skaičiuoja tos, tipo, kada 3x-ina, kada 2,5x-ina. Nesąmonė čia yra. Tu turi žiūrėti pagal steko gilumą. Tai yra, tu gali... Ir pagal poziciją. Taip, pagal poziciją steko gilumą. Tu, tarkim, ir 100-iniam levelį gali turėti 300 big blindų deep, ne, tarkim, kokiam nors teoriniam žaidime. Tai ką tu jau 100-iniam levelį atidarinėsi tik tais min raise, nes jau 100-inis levelis? Nelogiška, ne? Atidarinėsi vis tiek. Bet tai gerai, ta prasme, o gerai, tas tos atidarimus, ta prasme, jeigu mes atidarom ten, tarkim, 3x ar ten 3,5, tarkim, x, o pasirgi mumis, ta prasme, netidarinėsis tik prastesnius, ta prasme, tik stipresnius handus, nenusimetinėsis į savo silpnesnį. Range. Ne, tokiuose turnyruose, kur žmonės visiškai nesiorientuoja, tai nėra skirtumo. Ten balanso, nereikia balansuoti ir tikrai gali dėti tik tai su savo stipriaisiais handais, žinai, 3x ar net 4x ir jie tikrai nenumes tenais per daug tų handų. Ok, ten jeigu galbūt kolna ten su 35%, tai padėsi 3,5x, jisai nukolnas galbūt tik tai su 25%, bet vis tiek tai bus klaida iš jo pusės. Tai ir gerai, tegu daro jie tas klaidas, tai
Čia nepabijom tikrai padėti, okei, jeigu nenori perspausti, tai dėk tą standartinį, 3x ir viskas, bet jeigu tu matai už nugaros ten sėdi pagal status kokią nors, ten, nežinau, kem žaidžia tokie, tai dėk ten tos 4x ir viskas, iki 200 čia. Ir forbetas labai per mažas. Nu, aš irgi nenorėjau, žinai, su tūzais kažkaip mačiau, kad aš nenoriu čia jų per daug išmesti. Noris daugiau. Nepavyks, tau ir taip nepavyks išmesti. Nepavyks. Aišku, jeigu padėsi... Ta prasme, ir šiaip tau čia blogai, kad 3 žmonės sulys, aš tau tik tiek galiu pasakyti. Čia nėra nieko čia gero. Dėl to, kad sąlyginai bankas bus mažas, o visi pakankamai deep. Čia net keista, kad tas Falna, va tokį gauni flopą ir viskas. Jau prieš tą 4,5 tūkstančių nenori susidėti. Tai tu ten dedi forbetą kokius 3,5x ir viskas. Ir bandai susidėti prie. Jo, čia vėlgi grįžtam prie to, kaip praeitam handė akcentavom, kad mažose limitose su savo stipriais handais dedam daug, belekiek dedam daug. Ok, čia tenka callant, jeigu šitą šauna, tenka foldint. Vos ne. Nors tokiam limitą tikriausiai nereikėtų nufoldint, negalėtum. Na, aš tai čia šaučiau tada ir tu. Tai va, tai dabar turną šaunam, aišku, nieks neužsidarė čia iš esmės, tai jeigu dead esam, tai dead esam, bet jeigu ne, tai dar priekį esam. Nu, esam dead. Nieko nepadarysi, bet pats klaidą iš esmės padarai, kad įsileidai čia visus tos handus, žinai. Tai reikėjo daugiau openint pre, tada į tą mikro tribetą daugiau farbetint ir viskas. Realiai būtum su tuo 8 susidėjęs. Savo ramiai. Ir būtum pasiėmęs 20 su viršum big blindų praktiškai, kai jisai drawing dead yra. Tai tau tinka tas variantas. Ir toliau žaidė. Supratau. Tai čia viskas paskutinis, nebuvo šitas. Jo, čia viskas buvo paskutinis.